Mūsų mokyklos mokiniai virš Šakių vandentiekio bokšto tą dieną iškėlė lietuvišką trispalvę vėliavą. Šakiečiai šitą įvykį atsimena ir mūsų gimnazija kas metai jį pažymi, eidama prie Šakių vandentiekio bokšto, nešdama vėliavas ir taip kalbėdama apie nepriklausomybės išsaugojimą. Vieno iš tų, kuris kėlė vėliavą virš bokšto. Sakė, mes eidami į mokyklą matėm gatvėse numestus partizanų kūnus. Jie užaugo tuo noru priešintis. Tai buvo pirmiausiai patriotiškumas, tai kad jie dar gyvi buvo, tad jie puikiai žinojo, kas gresia už tai yra drąsa. 1952 metais vasario 16 dieną už meilę Lietuvai ir aktyvią kovą prieš raudonuosius okupantus buvo suimti ir išvežti į Sibiro lagerius mūsų klasės mokiniai. Mes bokšto viršūnėje nuplėšėme raudoną vėliavą ir prie to paties koto pritvirtinome atsineštąją. Priklaupę pabučiavome ją ir iškėlėme pleventi virš Šakių. Tikrai nemažai žmonių žinau iš aplinkinių vietovių, jie dabar aišku garbaus amžiaus, bet netgi mano kartos žmonių yra, kurie yra dar gimę Sibire ir grįžę iš Sibiro būdami paaugliai. Vien dėl tavęs, tėvyne, aš kenčiau, vien dėl tavęs blaškiausi ir liūdėjau, vien dėl tavęs ir auką aš nešiau, kuri viltim ir lūkesčiu spindėjau, nors jų kukli ryžtu, kuo nuoširdžiau troškimai džiaugsis, laimė patikėję, jei bent skausmu padėsiu kovoje, kad šviestų laisvės deganti svaja. Šitą įvykį minim dažnai, kai švenčiam Lietuvos nepriklausomybės dienas, kai vyksta gimnazijos renginiai, pavyzdžiui, arba protmūšiai. Ir trupučiuką aš domėjausi iš to visų reikalų, dirbdama turizmo srityje. Ir taip, esu girdėjus, kad žmonės šimtadienio laukė ne kaip pramogos, o norėjo, jiem buvo Lietuva svarbi ir norėjo savo poziciją parodyti. Mylėk savo tėvynę Lietuvą, negailėk nei jėgų, nei sveikatos, o jei prireiks ir gyvybės, burkis į tautinės organizacijas, brolis prie brolio, sesutė prie sesutės, suprasi, kad esi gražios, darnios ir svetingos Lietuvos vaikas. Žinok, kad tik tau priklauso Lietuvos ateitis.